Žmonija nuo neatmenamų laikų savo reikmėms išnaudojo gamtos siūlomus atsinaujinančius energijos išteklius. Mūsų dienomis vėjas išlieka atsinaujinančiu ir draugišku klimatui elektros energijos generavimo šaltiniu. Kodėl jūrinio vėjo parkai reikalingi Lietuvai? Kaip žinia, elektra neatsiranda tik įjungus jungiklį. Ji gaminama skirtingo tipo elektrinėse, panaudojant saulės, vėjo, tekančio vandens ar branduolinę energiją, o mūsų namus pasiekia tinklais. Šio amžiaus pradžioje uždarius Ignalinos atominę elektrinę, nacionalinė elektros energijos generacija gerokai sumenko, tad daugiau nei 10 metų mes importuojame šiaurės šalių vėjo ir upių gaminamą elektrą. Įdarbinus Baltijos jūros vėją, pastačius 2 jūrinio vėjo parkus po 700 MW, galėsime žalia elektros energiją padengti pusę Lietuvos dabartinio elektros energijos suvartojimo ir stabilizuoti elektros kainas. Kas yra jūrinio vėjo parkas ir kaip jis veikia? Jūrinio vėjo elektrinių parkus sudaro galingos konstrukcijos pastatytos jūroje, kur vėjas yra stipresnis ir pastovesnis nei sausumoje. Dėl savo įspūdingų gabaritų ir jūrinio vėjo ypatumų, jos gali efektyviai gaminti elektros energiją ne tik vasarą, bet ir rudens pabaigoje bei žiemą, kai saulės ir sausumos vėjo elektrinės Lietuvoje dėl nepalankių oro sąlygų negali patenkinti mūsų augančio elektros energijos poreikio. Vėjo elektrinė susideda iš 3 pagrindinių komponentų – bokštas sumontuotas ant pamatinės konstrukcijos, gondola arba dar kitaip vadinama nacelė, suintegruota turbina bei rotorius ir jį sukančios mentės. Jūroje sugeneruota elektros energija laidais patenka į jūrinę transformatorių pastotę. Iš jos kabeliais pasiekia krantą ir elektros tinklais tęsia kelionę į mūsų namus. Šiuo metu didžiausios 16 MW jūrinio vėjo elektrinės aukštis siekia 280 metrų, o viena tokia elektrinė per metus gali pagaminti iki 65 GWh elektros energijos, tiek pakaktų beveik 35 000 namų ūkių. Elektros energijos gamyba, pasitelkiant jūrinį vėją, neteršia oro ir leidžia mažinti neigiamą poveikį klimatui. Pavyzdžiui, veikiant vienai tokiai elektriniai, per metus į aplinką neišmetama apie 42 000 tonų anglies dioksido, kas prilygsta 25 000 keleivinių automobilių emisijoms per metus. Taip pat jau susiformavusi praktika, kad tokių energetinių projektų vystytojai pajūrio regionuose kuria papildomas darbo vietas ir remia artimiausias bendruomenes. Jūrinio vėjo elektrinių parkai yra ne tik draugiški planetai dėl aplinką tausojančios elektros energijos gamybos, bet ir Lietuvos žmonėms dėl svarbaus energetinio resurso. Jūrinio vėjo elektrinių parkai kartu su kitomis sausumoje veikiančiomis elektrinėmis pagamins visų mūsų elektros energijos poreikį. Daugiau informacijos apie jūrinio vėjo elektrinių parkus Lietuvoje galite sužinoti apsilankę adresu offshorewind.lt.